Man skambino iš mokykloje mano. Tu nebuvai mokykloje 3 dienas, ką tu savo galvoji? Paleis! Greitai aš... Auda! Vėlniai rautų. Labai reikia už kažko užsikabinti, reikia darbo, reikia pinigų. Jis man pasakė, kad tu tipo figė namaloje, kad tu kaip gyvatė judi, kad visose kambariuose. O, štai yra alus. Vienas. Va ir antras. Gerai, einam į parduotuvę. Palauk, tu durna, atsikabin nuo manęs, gerai, paleisk mane. Patinka kitų gyvenimus griauti. Tavo gyvenimas iki manęs įsidės. Rašai? Rašau, diktuokit, ko reikia. Yra Grietinė, ryžiai, yra šlapenkos dar. cukrus. Daržovių parašyk, kokių pomidorų, agurkų. O pieną parašyk? Jo. Yra. Nežinau, ką čia dar? Nėra batų. Kaip čia nėra batų? Gal nukrito? Rimtas bairis, mes galim vieni kitų maistą našarinti, tai normalu. Bet tokios babkės iš bendros kasos dar nebuvo dingusios. Kur nukrito? Gal kažkas perdėjo, gal kažkas kažkur? Ką žinau, nieks nieko neperdėda, visi žino, šventa dėžutė mūsų. Ne, tai tegul dar telefonai pradeda dingti. Bet tai niekada nebūdavo, visi žino, ir jeigu gal kam nors grinus taiga prisireikia, padeda visada raštelį, ką žinau. Tai gal kažkas atsivedęs buvo, nežinau. O gal apsipirko anksčiau laiku? Kur apsipirko, aš tiek pinigų nekauk. Savaime, aišku, kad čia yra tik kažkoks nesusipratimas. Nu, kaip galima vogti pinigus pačiam iš savęs? Tikiuosi, kad viskas greit paaiškės, kad taip ir būt negali. Labas rytas. Labas. Čia kiaušinis kepam? O kvepia? Nu ir kvepia, ir šiaip akivaizdu. Aš matau, kad tu irgi nori. Tu davai sėsk, pasimk šakę, pasimk plėkštę. Ne, žinok, aš nenoriu. Man šiandien fotosesija, aš nenoriu jokių riebalų ir šiaip man kažkaip neramu, kaip ten bus, kaip kas, ar viskas pavyks. Kiaušiniai riebalai? O tai kas? Gerai, gerai. Žiūrėk. Ant aliejus kepi. Jablačka. Gerai. Ir... džiogurtas. O, nu tai va, matai kaip puikiai mokai. Nu. Ai, Leo, tai kai nori, gali būti tikras draugas. Visai džiaugiuosi, kad galiu čia pasilikti pas jį. Nu, kol rasiu, kur normaliai gyventi. Jo, nu man patinka, kad Živilė čia gyvena. Bet tikiuosi neilgai, nes kuo dažniau aš ją matau, tuo mažiau mane traukia. Kas čia? Ką čia, kokie mėlynikai? Kas tave nuskriaudė? Gerai, nuskriaudė. Kas nuskriaudė? Ieva nuskriaudė. Šitą isterikė, maniakė. Žinok, negaliu patikėti. Vakar taip užsipuolė, kad aš galvojau, iš vis susprogs galva nuo pykčio. Jis turbūt niekaip negali susitaikyti, kad aš va čia gyvenu, žinai, su tavim. Fu, kokia, nenoriu jos matytų. Tikrai negalvojau, kad Ieva taip gali nutrūkti nuo grandinės. Tikriausiai šiai dar patinku, ne? Tai, nors tiesą pasakius, jinai galbūt ne mano skonio yra, bet aš labai dažnai apie ją pagalvoju. Mes, kaip čia pasakius, pabuvom trumpai, bet labai aiškiai. Ai, bet ne tame esmė. Esmė tame, kad šiandien fotosesija, man turi būti gera nuotaika, laukia perspektyvos. Nežinau, tikiuosi viskas pavyks, viskas bus gerai. Labas. Tai ką, blondė, pirmą fotkę? Fotosesija? Ai, nu kas čia, blondė, ne blondė, nereikia didelio proto fotkų. Nu, labai didelių protų ir nepasižymi, manau. Oi, negadink nuotaikos. Mergas, kiaušus tik prisižiūrėkit. Dabar nesusireikšmi, gerai? Nesusireikšmi, nereikia simptomas. Kai tik tai pradedu galvoti, kad jau įmanoma trysia čia gyventi, tai ne, jas pradeda konfliktuoti, čia kel kažkokias isterijas. Gadina visas mano rožinės svajonės. Lovai, trysia, neskaitant masažų. Let's light it up.
Alina, nu tai gal tu pamiršai, nu gal naktį sikėlė ir pasiėmė tos pinigus produktų. Aš lunatikė. Ne, nu jau būna liūdna, kad paėmė ir tikrai neprisimenu netyčia. Jo, lunatikė ir dar kleptomanė. Tai gal Pašas paėmė, pažiūrėkit, pasigal kur nors narvelį tam pasidėjo. Ne, Alina nupirko viską ir tada suvalgė. ir dar pusę po lovą paslėpiau. Nu jum jokinga, bet faktas, kad jų tai nėra. Baja, Luna. Galuboja, Luna. Stebėkit, ką turiu. Viskas, konsas mano. Mergaitė Tu ką, loteriją laimėjai? Ne, nupirkau į Borę, jo. Vykdama dabar tikrai atleis. Kaip galvoja? Bet ką įnelė, klausyk, iš kur pas babkės? Čia tokie bilietai brangus. O tai kokia, aš negaliu turėti babkių, Jonai, tai ką jūs čia varinatės? Nesijaudinkit. Nu, bliamba, mes, pažiūrėk, čia panakties, nieko nėra. Mes ir klausim tavęs. Gal tu pasiskolinai? Valgyt, nėra pinigų, nėra maisto. Realiai ten jų nėra. Galvo, ką nori. Jūs dabar čia visi susirinkot ir sakot, kad aš paėmiau pinigus, jūs taip galvojate? Niekas nieko nekaltina. Mes tik tai klausim. Hebra, tu tikrai nepaimtų pinigų. Nu, tai akivaizdžiai. Tutis kartais pridaro kvailyšių, bet kad vogt, čia tikrai ne jo stilius, jis negalėjo tai padaryti. Nu, nieko gyvų nebūčiau pagalvojęs, kad kas nors gali paimti iš mūsų pinigus, bet pamačius Tutį su 2 bilietais, nu tikrai sudvėjojau ir nebesu tokia tikra, juk visi žinom Tutį, jis kažkoks abejotinas. Ne, Tutis gal ir daužtas, bet tikrai nevoktų. Nesąmonė. Kaip jūs drįstat iš viso, ką aš... Draugai mano, jūs galvojate taip, kad aš paėmiau pinigus? Nu aišku, jeigu kas nors nutinka, tai aišku, Tutis iš karto kaltas, ne, daugiau nieks negali. Ačiū jums, draugai, kad parodėt tikruosius savo veidus. Eikit jūs šikt. Nieko negalvojam. Ir apskritai, tu savo skolas gražinai visiems. Žinot ką? Koks jūsų reikalas, kaip aš gražinau ar negražinau, kaip jūs drįstate taip galvoti, aš per šitiek metų nors kartą paėmiau. Žinot jūs, draugai, ačiū už šitą rytą. Paėmiau pinigus. Nežinau, kas čia teisus, kas tie teisus, bet blemba, kas tai tuščia. Man pofik. Pinigai patys išeit negalėjo. Šventa dvasia, Hebra. Naminukų užsiveisė pas mus ko gero. Nu va, jau kaip ir baigta, dar minutę pasėdėjo kalbančius, gerai? Gerai, ačiū. Bijau, kad taip. Gabrieliau, o tu jau pasiruošęs? Ar pasiruošęs? Aš gimiau pasiruošęs. Gerai. Einu sau rimtai, jinai padarė, taigi 2 mėnesiai tie dažai nenusiplauna. Nu baig, nemeluok. Tu žinai, kad jau taip jaudinu. Okay. Kaip laikais iš pavakar? Ai, nieko, pamirštas reikalas. Iš visą loftą noriu pamiršti, kuo greičiau, o šiandien viskas apie mane. Okay. Šiandien gera nuotaika turi būti, viskas paskui. Tai juk nėra kažkokie mokslai, tiesiog stovi prieš kamerą ir šypsaisi. Tai jau aš manau tikrai galiu padaryti. Džiaugiuosi dėl Živilės ir esu dėkingas, kad Danielis jai suteikė šansą. Bet jinai turi žiūrėti viską be euforijos, nes dar neaišku, kaip viskas baigsis. Živilė neturi talento būti tatuiruočių meistrė, bet tikiuosi modelis iš jos bus neblogas. Jo, bet suprask, po vienos fotosesijos nebūsi žvaigždė, tai... Gerai. Tu nežinai, o gal ir būsi, nepavydėk. Okay. Gerai, merginas, kylam, skrisit varnos. I'll be a ghost, you gain, you stay young. I'll be a 50,000 clapping like one, and I feel alright, cause I worked it out. Ne taip viskas daro. Už ką tu manęs atsiprašinėjai? Ką ne taip supratau? Aš ateinu į namus laimingas, rodau bilietus, ir mane užsipuolė, kur babkės, ko paėmė babkės, ar ne? Kas aš toksai? Tu čia vietoje aš irgi užsiparinčiau ir reaguočiau taip pat. Aš tai žinau, jis tų babkių tikrai neėmė. O bilietai iš vis ne prie ko. Tiesiog vaikas. Tu atėjai su bilietais ir dingo tu to babkės. Tutis negali turėti pinigų, pasiškur babkės, ne? Šitiek metų pragyvenau. Nekaltina, tikrai niekas tavęs nekaltina. Tiesiog paklausė, ar tu paėmė, tu pasakai, kad nepaėmė. Nepaėmė, tu man nesakė, o šitie urodai.
ką jie galvoja, man neįdomu, visas tokie draugai. Aš tavim tikrai, nusiramink dabar. Nusiramink? Tada ką, tu nusiraminsi? Jeigu išaiškės, kad čia tutis, tai tikrai reiks išprašyti iš čia. Gaila, bet mes nieko negalėsime jam padėti. Ir vagysčių čia niekada nebus. Kol neturim įrodymų, žinoma, nesinorėtų kažką kaltinti, bet faktas lieka faktu. Pinigų nebėra, o kur jie dingo, nieks nežino. Kokių tau dar įrodymų reikia? Šitas tutis dabar va čia buvo kažkokios tai nesąmonės su to Oskaru, dabar va gavo iš kažkur, iš dangaus, va bilietai nukrito turbūt į koncertą, ar ne? Taip, taip. Nu, tai. Žodžiu, čia tikrai netutis. Aišku, per 2 minutės įtikino. Žmogus pasakė, kad neėmė pinigų. Tai aš irgi tau galiu pasakyti, va, ėmė jis pinigus. Tai ką, kuris tai su... Tai tau jis jau praskalavo smegenis, ne? Nu, jūs pagalvokit, nu, ta prasme, jis ne, gerai jis išsitaškės, bet jis nevagės, nu, kamonu žmogų apvaginti. Iš kur bilietai? Sutapimų daug. Sutapimas, nu ką, žinau, pas Oskarą dirbo, nu, jis pasakė, kad neėmė, nu, kamonis mūsų draugas, nu, kaip jūs galit? Nu, tai bet jisai mėgsta darytas nesąmonės ir supranti, kas daugiau. Aš visada turėjau problemų su tučiu. Pastovis tais pinigais, jisai visada problemų turėjo. Pažįsta, nu, kamon, aš jam paskolinau babkės, jis gražino visas skolas. Tai, Tu dar jam ir pinigus bai paskolinus? Nu jo, po to atsijimsiu iš jo. Kamon, čia... Tai ką, sėdit, ar ne, susibūrėt į ratelį, ar ne, prieš tutį, taip? Aptarinėjat. Ar ne, Jonai, tu galvoji, kad aš paėmiau pinigus, pasižiūrėk mane į mano veidą, aš paėmiau pinigus? Kodėl negalėjau Ievą paimti? Kodėl negalėjau paimti? Mes kol kas žiūrim, mes sutapimus, supranti. Jūs visi galėjot paimti pinigus, ar ne? Bet kas ne, jums reikia būtinai aukot. Tutis. Ačiū jums, mėlyje draugai. Ačiū, šaunuoliai. Bet blemba, pirmosios navotkės tai eina link jo, nu. Aš apie Joną ir Ievą galvojau daug geriau. Daug geriau, man žiauriai lieva dėl jų elgesio. Toj. Žiūrėk. Jėzus, kokį dirbi visą, vai, kas yra? Jonas, ką tai buvau mokykloje. Išsikvietė direktorius, Ugnė išmetė iš mokyklos. Jinai 2 savaitės nebuvo pamokos. Jinai prašiausia mokinė klasėje. Nu, mergiotė, blemba, ir pavaro. Blemba, savo stilių, nu. Taigi, ką daro tu? Veiksmai jos. Jinai pati kalta, ką daro dabar. Jonai, jinai rytasi žemyn, ar tu supranti? O gal yra kažkoks paaiškinimas, ką jinai čia išdarinėja? Koks gali būti paaiškinimas visiems šitiem jos veiksmams? Daivul, davai, nesipardavom. Ramiai atsisėdam ir pasikalbam su ja, gerai? Jonai. Nu, mes turim kaip kažkaip jos galvą įkalti. Jonai, aš jaučiu, mes prarasim mūsų dukrą. Gal išgirs mūsų nors vieną žodį, nu. Jonai. Palauk. Taip. Dabar tuoj pat važiuosim tenai, gerai? Gerai. Pakeliu aš suderinsiu, kad atšauksiu porą užsakymų savo, gerai? Ir viskas, nėra čia laiko. Atšaušim. Dabar Ugnė nenorės manęs nei matyti, nei girdėti. Galbūt bent Jonas atves į protą. Vis dėlto jis jos tėvas. Blemba, nu bet ir dienelė prasidėjo. Pradžioj tai babkės dingo iš bendros kasos, dabar davė pasirodė. Ačiū, kad čia viskas dėl Ugnės. Įdomu, kas dabar? Gyviau, Živilė. Nu, pasisukam. Išspausiu savęs viską, atsipalaiduok. Gerai, nu kas, nu, šypsena. Ok, daug daugiau. Gerai. Įdėk pastangų. Gerai, davai. Jo, jau šaunuolė, visai neblogai. Nu, Dani, pasižiūrėk. Užtenka jau? Nu, aš galvoju, kad dar, padarom dar keletą nutraukėlių, dar bus pats tas. Gerai. Nagi, merginos, paskutiniai kadrai. Na, apsikeiskit gal vietom, gerai? Pasimainykit truputėlį, paimprovizuokit. Tiesiog, nesikūpina. Puiku, šito rakurso paskutinį. Taigi sakė pasikeisti vietom, supratėjau? Nu, sorry, bet man dalim reikia daugiau patirties. Čia tatuškai pasidarė ir įsivaizda. Pradininkėm biščių kuklumą nepamaišyti. Kas jį darosi? Elgėsi taip, lyg kovotume dėl kažkokio žurnalo viršelio. Ir šiaip jos snukis per bukas, kad būtų pagrindinė.
Jinai galvoja, kad tiesiog jinai paflirtuos su fotografu ir taip gaus darbą, bet iš tikrųjų jai labai pasisekė, nes kitas modelis tiesiog negalėjo dalyvauti. Susikaupiam, pasiruošėt ir. Na, atiduokit visą save. Paskutiniai kadrai, gerai? Šaunuolis. O, dar duokit. Šypsomės? Gerai, šypsomės. Man jau gaila jūsų vaikų, jeigu čia šypsomės. Ir gerai. Ačiū. Puikiai padirbėta. Puikiai padirbėta. Živilė, šaunuolė. Ačiū labai, merginos. Ačiū. Jūs buvot fainiausios. Liuks, merginos, gerai. Neždinkitės rengtis. Dėkui, Danieliu, labai ačiū tau šansų. Tikiuosi, kad tau patiko. Žinau, man žiauriai patiko tikrai, jeigu reikės, kada skambink, visada galėsi čia svajonių darbas. Ta dainelė svajonių darbo jau man buvo girdėta yra. Ar tatuiruočio meistras nebuvo tavo svajonių darbelis? Manau, kad tau reikėtų susikaupti į vieną vagelę ir tas vagelę teisingai žingsniuoti ir nekeisti jokių kitokių užsiėmimų. Taip, kad aš linkiu tau sėkmės. Ačiū. Okay. Jau Ugnė. Tu ko čia gulinėjai, tu kodėl ne mokykloje? Tu ką gėrei? Iš kur čia tiek butelių, Gražuolė? Tu su kuo čia lakytų, kodėl ne mokykloje, aš tavęs klausiu? Nešau, tai motina šneka, patylėk. Tu žinai, kad tave iš mokyklos išmetė. Mergaitė mano miela, kiek tu gali man nuodėt gyvenimą? Aš tavęs klausiu, kiek galima taip elgtis, Ugnė? Ką nori, ką darau, viską. Aš tave auklėjau, tu apsitvarkyk. Apsitvarkyk vieną kartą. Tu savo namus tvarkyk, gerai? Nešau, kad motinos, aš tave vaikysai nemačiau, tu man įsidirbsi vieną kartą. Nu tai ką tu man padarysi, tu tai muš dabar. Tu rūkiai? Ar vartoji kažką, sakyk. Nei vartoji. Paaiškink, kodėl ne mokykloje esi. Man, ką tu rūkiai, ką? Aš tes klausiu, ką tu rūkiai, ką? Visai laukinė pasidarei. Aš norėčiau pasikalbėti su Ugne, bet aš matau, kad tai neįmanoma. O tas kambarys, aš dar tokio bardako nesu matęs, kaip ir Ugnės tokios. Su taim neįmanoma jau susitarti. Tam ir neįmanoma, amžius tik isterikuojas tai savo plovikliais, visokiais ten milteliais, man bloga. Ne, mes geriau sėdėsim tokiam šiukšlyne, Gražuolė mano apaugai nuo galvos. Čia yra mano būtas, ką nori, tą darau. Čia būtas, čia yra šiukšlynas. Taip, čia mano tvarka. Čia šiukšlynas, čia bomžatnikas. Dink iš viso iš mano gyvenimo, kad tu mirtum. Kas jie užėjo? Kas jie yra? Kodėl viskas tai vyksta blogai? Kaip galima su motina šitaip šnekėti? Mirti, kas čia per palinkėjimas? Aš neįsivaizduoju. Ugnė, kaip tu šneki su motina? Dinkit abudu. Aš tau paukoju visą savo gyvenimą. Įdomu, ir tu paukoju. Taip su manim, tu iš tikrųjų linkiai man mirties. Ačiū tau. Dinkit abudu. Ugnė. Dieve, aš daugiau neiškėsiu. Aš daugiau negaliu. Aš ją supavau ant rankų, nešioju po širdimi, o jie elgėsi su manim kaip su pačiu pikčiausiu priešu. Man nusišik, kaip čia atrodo viskas. Žmonės, jūs ką, neturit ką veikti? Į darbą kokį nors, šiaip išeit. Atsikniskit jūs nuo manęs bent vieną kartą. Galit atsiknist. Wow. Hello. Iš kur tokie rūbai? Gražiai atrodo, ar ne? Tikrai labai gražiai, ar ne? Kas nepasakytum, tu pats čia. Čia yra pasirodymai. Čia viskas tik tai pasirodymai ir man atrodo, kad tai bus. Kaip šokėjos, tai visaip ten rengėsi. Gal ir normaliai, bet dabar suprantu, dėl ko Gabrielis parinasi. Nes jeigu mano sesė taip rengtųsi, tai aš irgi bijočiau kur nors leisti tokiais rūbais. Negaliu kiekvieną vakarą pasirodyti su tais pačiais skudurais. Šį kartą visas akis vaikinų bus nukreiptos tik tai į mane, pamatysi. O tas plasmasinis sijonas čia irgi normaliai? Aš kad normaliai, taigi aš turiu būti ryškiai, aš turiu būti pati ryškiausia, turiu būti pati gražiausia, kai šoksiu, kad visas dėmesys yra būti nukreiptas tik į mane, supranti? Aš būsiu pakilos, kai žvaigždė ir... O nemanai, kad reikia truputį daugiau paslapties šiek tiek? Pasakyk, jeigu mums čia reikėtų paslapties, tai tavai užsidarom visi vienuolyną tada. Taigi, come on, aš šokėja. Ką? Tu rimtai mokėjai šitiek šaibų už tos skudurus? Tai yra realiai, čiagi viskas atsipirks.
Plius kiekvienam pasirodymui Po kiek? Po visą 6 laiką. metų? Nu, palauk, tai kiekvienam pasirodymui turi būti skirtingas kostiumas. Negi aš sakai, su to pačiu vaikščiosiu, visur apsirengus. Viskas čia atsipirks labai greitai po kelių pasirodymų. biškį turgus, nemanai? Rinksnės kaip... Kai Maja parodė naujus savo drabužius ir kai užmačiau etiketės, tai paskaičiavus, kaip ir gautųsi panaši suma kaip iš mūsų skrinelės, tai kažkaip. Jeigu tave domina narkotikai, ne? Ką? Cigaretės, alkoholis, tave tik tai domina. Jeigu tu nori tokio gyvenimo, gerai. Noris. Nenori su manimi Atidarytas. Ne, nenoriu su tavim. Tu gal turnas iš viso? Kambaris, radai bent. Tu gali nustot, va, susikištas savo makaronus, išsikabink. Wow. Hello. Iš kur tokie rūbai? Gražiai atrodo, ar ne? Nu, tikrai labai gražiai, ar ne? Kas nepasakytum, tu pats čia. Čia yra pasirodymai. Čia viskas tik tai pasirodymai ir man atrodo, kad tai bus. Na, kaip šokėjos, tai visaip ten rengėsi, gal ir normaliai, bet dabar suprantu, dėl ko Gabrielis parinasi. Nes jeigu mano sesė taip rengtųsi, tai aš irgi bijočiau kur nors leistų tokiais rūbais. Negaliu kiekvieną sagarą pasirodyti su tais pačiais skudurais. Šį kartą visas akis vaikinų bus nukreiptas tik tai į mane, pamatysi. Kažkokia O tas plasmasinis sijonas čia irgi normaliai? Aš kad normaliai, taigi aš turiu būti ryški, aš turiu būti pati ryškiausia, turiu būti pati gražiausia, kai šoksiu, kad visas dėmesys yra būti nubėgas tik į mane, supranti, aš būsiu pakilos, kai žvaigždė ir... O nemanai, kad reikia truputį daugiau paslapties šitą? Pasakyk, jeigu mums čia reikėtų paslapties, tai tavai užsidarom visi vienuolyną tada. Taigi, come on, aš šokėja. Ką? Turim tai mokėjai šitiek šaibų už tos Skuduras yra realiai, čiagi viskas atsipirks. Plius kiekvienam pasirodymui Po kiek? Po visą 6 laiką. metų? Nu, palauk, tai kiekvienam pasirodymui turi būti skirtingas kostiumas. Negi aš sakai, su to pačiu vaikščiosiu, visur apsirengus. Viskas čia atsipirks labai greitai po kelių pasirodymų. biškį turgus, nemanai? Rinksnės kaip... Kai Maja parodė naujus savo drabužius ir kai užmačiau etiketės, tai paskaičiavus, kaip ir gautųsi panaši suma kaip iš mūsų skrinelės, tai kažkaip. Alina stebisi, kad drabužiai yra per brangus. Visi geri daiktai yra brangus. Iš viso nieko nereiškia ten apie madą. Man tikrai patinka geri daiktai. Tik tai mane. Bet matysis, kas bus labai. Nežinau. Ir mados žurnalę skaičiau, kad raudonas su juoda, taip kitko labai gerai derinasi dabar. O tai visi žvyneliai. Žvyneliais nežinau. Žinok, viskas bus labai super. Tikrai, o tu nemanai, tu kažką skaitai kito, kad negražu? Aš skaičiau, kad plasmasė yra plasmasė. Čia nėra plasmasė, čia yra labai graži medžiaga, kuri kaip tik žvilgės, kai visi tie žibintai bus atsukti į mane, supranti? Okay. Maja yra visiškai atsipalaidavusi, jokių ribų, jokių rūpesčių, visai kaip tutis mūsų. Nenustepčiau, jeigu jinai paėmė ir nepagalvojus paėmė tos papkės. Vėl tu čia nutisi. Nu ką, patenkinta dabar savo elgesiu. Pasiekė, ką norėjai. Motina dabar šitų ašarų nesulaiko, mašinai sėdėdama. A jūs baisit turėt, kad nors ant jos išės, aiškinat, kiekvieną dieną ką daryti, kur eit, kur neeit, jūs neleidžiat. Patylėk, gerai dabar, pasilaikyk kol kas nuomonę prie savęs. Aš tavo elgesio visiškai nesuprantu, kaip tu elgiesi. Tai nesaugęs žmogus, ką 5 metai, pati žino, ką gali daryti. Rusija, tu gali mus palikti, ką? Minutėlį. Ko tu čia mano draugas? Prašau. Vieną dieną. Man reikia su ja vienam pasikalbėti. Ko tu čia stumdai, mano draugės dar? Ta motina iš viską norėjo, tą gavo. Ugne, aš noriu suprasti, kodėl tu taip elgiesi. Nu čia nėra ką supras. Jeigu tu nenori lankyti mokyklos, ar ten gyventi šitam šabakštynė, šitam bardakė, pažiūrėk, kaip čia viskas atrodo. Jeigu tave domina narkotikai, ne? Ką? Cigaretės, alkoholis, tave tik tai domina. Jeigu tu nori tokio gyvenimo, gerai, tvarkoj, čia tavo pasirinkimas, tu saugosi dukrą. Bet žinok, tu turi artimus žmonės, tu turi motiną, tėvą, jie tavim nori rūpintis. Ir jeigu tu juos sutrypsti, va taip nori po kojom savo, tau nebus kas padeda daugiau. Mes vieninteliai, kurie tau galėtų padėti. Ir jeigu tu šito atsisakai, viskas, priešais tave bus dubė. Tu supranti šitą, ką aš tu noriu pasakyti. Viskas baigėjau. Aš tau irgi galiu daug ką pasakyti.
Atsibodo jūsų čia tiek kiekvieną dieną važiavimai, aiškinimai, ką aš turiu daryti, ko nedaryti. Mes tik tai gero, ką ko noriu, noriu. tą darau, kada noriu, tada tvarkausi, belė. Nežinau, galit atstot nuo manęs. Pas tave toks amžius, kad tau reikia dabar padėti. Vien man. Ir iš vis aš tau ir pirmai sakiau, dingti iš čia, ko tu dar čia atėjai, eik, viskas atsibodo. Kaip noriu, taip gyvenu, eik, sakau. Žinau, dėl tokio elgesio kelio gal nebus. Nu gerai, ir nebūna. Dinga, nematyčiau šitais iš viso. Jeigu nenori mane išvesti iš kantrybės, tai jai labai neblogai sekasi. Nu ir gerai, laivaro iš čia, sėkmės, gero kelio, tik pačio geriausio. Aš galiu pati savim pasirūpinti. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Kai Živilė papasako apie Ievos naėzdą, tai panelė dar višoką narklių pamačius Živilę. Tai reiškia, apbinda dėl manęs, ateinu čia, bus lengva, seksasgi buvo geras. Tai ko daugiau reikia? Labas. Dieve, ką tu čia? Ką tu čia? Aušo, taip, pas tave galiu biškai užeit, ką? Mažyk. Kas per vidukas? Kam tu tokį gražų veidą dabar gadini savo to mimikom, ką? Žiūrėk, pasiruošęs visas su širdelėm gražiai. O kam prisirengus tiek daug, ką? Klausyk, gali manęs nelies, prašau? Ką man daryti su šitom rankom? Laikytis prie savęs. Ko nori tu iš manęs? Nu ko, tiesiog pagalvojau, kai fainai leidom laiką anksčiau, tai tiesiog atėjau, Tai labai va, pasiilgau. anksčiau leidom laiką, viskas, nebėra to laiko, supranti? Nu tai jau vakar gyvai girdėjau, dagau tokių žinių, kad biškė su Živilė ten užvedė mane truputėlį, tai... Eik tu savo, Kovoji dėl užvedė, manęs. tai užsives kitoj pusėje, supranti? Nebebus nieko, nebebus nei tavęs, nei manęs, gali čia nebeiti ir neverkšlenti, supranti? Savo saldžiai žodelis. Pasilik savo saldžius žodžius tom bobom, su kuriuom ten miegi tam bute. Taigi su Živilė tik žaidimas, ką tu Koks dabar... skirtumas man, kas ten su Živilė? Žaidimas, nežaidimas. Gali daryti, ką norit, supranti, man visiškai nusispjaut ant jūsų. O dabar iš viso susirinkit savo šmutkės ir varai čia. Turint tai... Duris. Nenori su manimi net Atidarytas. pabūt? Nenori su tam. Tu gal durnas iš viso? Taigi aš Leo... Aš tas matyti nenoriu. Leo gali būti kas nori. Eik iš čia. Eik iš čia. Kurio žodžio nesupratai? Visiškas asilas. Nu, buvo taip gerai įsirėkti jam į veidą ir aišku, žiauriai matėsi, kad jis to nesitikėjo. Jėga galėjo dar iškirsti prieš išeinant. Aš toks nustebęs. Aš Leo, atsiprašyti, bučiuoti. Wow. Biškai apsiskaičiavau. Gal jau raudondvaris. Nemačiau tokios tikrai susinerinus niekada gal. Bet ateisiu kitą savaitę, bus gerai. Willst du mit mir Drogen nehmen? Man atrodo, įtariu, kas paėmė babkės. Kas? Maja prisipirko žiauriai brangių rūbų. Ta prasme, labai brangių. Iš kur pas ją tokios babkės? Elena, tikrai netikiu, kad Maja. Maja čia vos kelias dienas ir jai bandomasis laikotarpis. Tikrai neims vogti pinigų. Bet jinai visokių nesąmonių yra pridarius. Dabar būtų ne pirmas kartas. Ir plus, jinai gal negalvoja tai kaip vagystė. Galvoja, aiškiai pasiskolinsiu, nu juk jinai daug nemąsto. Ne, baigtų, Alina. Čia manau, kad tu čia bairis. Nu, jisaigi. Jis turbūt ne tai, kad pavogė, bet nusprendė pajokauti, kad, tarkim, dingo pinigai, kad visi čia dabar sužiūrtų, kas čia nutiko. Man nepatinka mėtytis kaltinimais, bet tu tai aš pažįstu. Jisai trenktas, bet šitaip nepadarytų. Ir visi čia šitam bute savi. O iš to, ką aš girdėjau apie Mają, sprendžiu, kad jinai nelabai patikima.
Ne, netikiu, kad čia Maja taip nepasielgtų, vokt pinigus dėl kelių drabužių, kad nusipirktų. Kamon, jaučiu, kad tutis, vėl ką nors prisidirbo ir skubiai prireikė pinigų. Tikrai netutis, juk su tučiu ilgai gyvenam ir tokių bairių niekada nebuvo. Tai kodėl tik dabar, oi? Bet gerai, vyksta bairiai tai, kad tutis niekada neturi pinigų. Dabar irgi kažkokius bilietus parnešė, Bet su draugais taip nepadarytų, o Maja, man atrodo, labiau išsitaškis už tutį. O, Lina, tu apskritai Majos klausai, iš kur pasėtė rūbai, ar ne? Ne, kaltinti nenorėjau. O reikėjo? Ai, tai einam. Einam? Mes čia su tokiu reikalu, žodžiu, dingo iš bendros kasos pinigai ir mes visų klausinėm, gal kas matė. Tu matei? Jo, mačiau. Tu bent paklaus, kaip aš gyvenu, kaip man sekasi. Šudina diena, šūdinas gyvenimas, tau niekas neįdomu, tau va, tik tai savim rūpintis. Mano, čia būtų valia vieno. Tai tu senai skrystum iš čia, supranti? Man atrodo, įtariu, kas paėmė babkės. Kas? Maja prisipirko žiauriai brangių rūbų. Ta prasme, labai brangių. Iš kur pas ją tokios babkės? Elena, tikrai netikiu, kad Maja čia vos kelias dienas ir jai bandomasis laikotarpis. Tikrai neims vokti pinigų. Bet jinai visokių nesąmonių yra pridarius. Dabar būtų ne pirmas kartas. Ir plus, jinai gal negalvoja tai kaip vagystė. Galvoja, šiaip pasiskolinsiu, juk jinai daug nemąsto. Ne, baigtų, Lina. Čia manau, kad tu čia bairis. Jisai, jis turbūt ne tai, kad pavogė, bet nusprendė pajokauti, kad, tarkim, dingo pinigai, kad visi čia dabar sužiūrtų, kas čia nutiko. Man nepatinka mėtytis kaltinimais, bet tu tai aš pažįstu. Jisai trenktas, bet šitaip nepadarytų. Ir visi čia šitam bute savi. O iš to, ką aš girdėjau apie Mają, sprendžiu, kad jinai nelabai patikima. Ne, netikiu, kad čia Maja taip nepasielgtų, vokt pinigus dėl kelių drabužių, kad nusipirktų. Kamon, jaučiu, kad tutis, vėl ką nors prisidirbo ir skubiai prireikė pinigų. Tikrai netutis, juk su tučiu ilgai gyvenam ir tokių bairių niekada nebuvo. Tai kodėl tik dabar, oi? Bet gerai, vyksta bairiai tai, kad tutis niekada neturi pinigų. Dabar irgi kažkokius bilietus parnešė, Bet su draugais taip nepadarytų, o Maja, man atrodo, labiau išsitaškis už tutį. O, Lina, tu apskritai Majos klausai, iš kur pasėtė rūbai, ar ne? Ne, kaltinti nenorėjau. O reikėjo? Ai, tai einam. Einam? Koks tolkas Majai vokt pinigus? Tikrai nesąmonė. Beldžiu. O, šokį. Jo. Gražiai atrodai, nauji drabužiai. Tik ką, jo, nesimato. Oho, kalbas greit pasklido. Tarsi, jeigu aš tiek namie daug susilaukiu dėmesio su gaugau drabužiais, tai kas bus klube? Mes čia su tokiu reikalu, žodžiu, dingo iš bendros kasos pinigai ir mes visų klausinėm, gal kas matė. Tu matei? Jo, mačiau, taigi aš esu paėmė. Ką? Rimtai tu čia? O kas? Tu... Ir tau normaliai paėmė visų babkės ir tipo kaip aš pasiskolinau, viskas čia. O pasakyti nereikia, nes tu ką bankas? Jūs visi mėgojat, ką man reikia daryti. Maja, blemba, taip paimti ir pasiskolinti niekam nesakys, negalim taip elgtis. Grąžinsiu pinigus, turiu dabar aš darbą. Normaliai. Paimu babkės, uždėtų subinėtylių ir visi apkaltina dėl šito tutį. Ne, Alina, tai kieta. Iškart suodė, kad Maja už mūsų bendrus pinigus prisipirko drabužių. Mes tai žiaurus, iškart apkaltinam tutį. Ne, mergaitė, tai wow. Kaip jinai sau leidžia taip elgtis? Aš pakraupus. Ir mes per tave tutį visi užsipuolėm. Ko šarotai dėl to tučio, blemba? Bet per tave ir šaldytuvas tuščias. O tu į babkės nors įdėjai? Rados problema, ne? Taigi atiduosiu aš tuos pinigus. Wow, dabar kojos čia taip užsiparino, taigi negyvenimo santaupos yra. Aš būčiau žinojęs, kad čia kils toks triukšmas dėl šitų pinigų, tai aš tų šaibų būčiau iš kažkur kiturgi gavus. Aš nesuprantu. Maja pati trenkta ar mus debiliam laiko? Ne tik atiduosi, bet dar ir visų atsiprašysi, man atrodo. Ir ypač tučio. Ir apskritai, žinok, jeigu dar kartelį tai pasikartosiu, žinok, skrisi iš čia kaip didelė. -5 taškai tavo bandomajam laikotarpiui. Maja, tikrai lėmai pasiteisina. Atvirai pasakius, tai Maja mane žiauriai nuvylė, kad jinai ir nevogė pinigų, ale pasiskolinant, bet jos poelgis tikrai ne kažką. Aš nežinau, kaip reaguos kiti,
Bet jeigu toks dalykas jai atrodo normalus, tai kas dar jai normalu? Blema, susiparinau dabar dėl tu čia taip variuojant, o čia pasirodo Maja. What the fuck, iš manęs daro kažkokią nusikaltėlę, pinigai maistui kažkokiam šaldytuvui, ten kažkas tokio. Jeigu atvirai, tai kai kuriam būtų gerai nepavalgyti 1-2. Labą dieną. Kas čia bus? Kas negerai? Mano makarai. Oi, tai ką tu gaila gal? Na, aišku, negai. Kada bus gerai, pardyboj, ką? A, kas tu čia, 5 žvaigždučių viešbutis, blin? Oi. Viskas įskaičiuota, apsiraminiai palik. O ką, tu neprisimeni, kai pas mus loftė eidavai, šaldytuvas nuo tavęs neužsidarydavo, viską imdavai, ką reikėdavo, o dabar gaila, matai. Nu taip, dienelė ne kažką, ir dar ta Ievos isterija. Nu bet ką, užteks pergyventi. Tikriausiai vėl per raudonas dienas užsiroviau. Fotosesija baigėsi, bet po tokių Danieliaus komentarų, tai aš nežinau, turbūt jau nekvies manęs antrą kartą. Jesus, tu bent paklaus, kaip aš gyvenu, kaip man sekasi. Šudina diena, šūdinas gyvenimas, tau niekas neįdomu, tau va. Tik tai savim rūpintis. Egoistas kažkoks. Biški plokštelį užsikirtus pas tave, kiek kartų gali tą patį kartuoti, jau atsibodusi, vemt verčia, supranti? Tai ir vemk, jeigu verčia, ko nevimi. Kambarį susiradai bent? Tu gali nustot, va, susikišt ant savo makaronus, nusikabink nuo ausų, blet, atsibod. Nu. Daiva, tu netylėk, žinau. Sakydamas man taip nejauku jau. Klausyk, Jonai. Jonai. Tu mėgsti kalbėti, Jonai, aš noriu ramybės. Aš nematau prasmės kažką sakyti. Ramybė, nu, prisimink savo jaunystę, nu, dukrai dabar gyvena tą patį periodą, nu, laisvės atrokšta, nu, kaip ir mes, nu. Aš esu šokė. Man toks jausmas, kad aš savo vaikų daugiau niekada nepamatysiu. Nebent kokiam skersgatvį. Atsimink save, nu, kaip buvai, tokie mažutė, dviratukai, motociklai, nusėdi, važiuoja, nieks nerūpi, galvoja. Jinai dabar ir išgyvena tą patį. Tu paklausyk, ką tu šneki, Jonai. Jai reikia išsilavinimo, jinai rytasi žemyn. Nu, bet jinai nėra kažkoks dunukas beviltiškas. Nu, galų galę aš dalbalinsiu į smegenis, o ko jai darys? Klausyk, kiek galima dalbalinti, ką? Mes dalbalinam, o rezultato nėra nulis. Bus rezultatai, bus. Supras? Ką jinai supras? Ką iš viso šitą mergą žino apie protą? Jinai net nesuvokia, kaip jinai gadina savo gyvenimą. Aš sai pakalbėsiu dar kartą. Nu, galų galę aš manau, kad jinai specialiai kažko savo blogai nedarys. Jinai supras. Nu, galų galę mūsų genai geri. Genai gal ir geri, išskyrus tau. Aš labai tikiuosi, kad jinai supras, ką jinai daro, nes aš nežinau daugiau, ką galima padaryti. Žinau, kad Daiva dabar žiauriai yra susinervinusi dėl ugnės. Aš jau norėčiau dabar nors kažkaip nuraminti. You said that things won't change, and you was right. Agirdė, o to tėvas dažnai čia vaikščias, mokyti ir pamokas vesti. Tai čia dabar bando primešę belė kokį super tėvą. Tu primesk iš vis, iš čia ne tėvas, o gamintojas tik tai. Nes čia, kai gimė užnai, tai kiek jis, pabuvo, nežinau, mėnesį gal. Ir viskas, ir dingo. Jo. Tai žinai, pačiam Baliai festivaliai tada rūpėjo, ten nedėjo, kad reikia ten rūpintis vaikų ir ten belė kiek laiko, žinai, skirti. Agirė, dabar pats aiškina. Na, šis tėvai, Agir kaip gyvenas, jinai taip ir dabar gyvena. Jo. Pasikeitė santvarka, pasikeitė laikai, visos vertybės pasikeitė. Jo. Visiškai, kardinaliai. O jie girdi visiškai taip pat. Mokykla namai, kambarį nepamiršus tvarkyti. Tvarkyk savo kambarį. O Dieve. Žiūrėk savo ateities, mokykis. O, taik pati mokykis.
Ko tam tėvui iš vis reikia iš manęs, aš nesuprantu. Nu gerai, ištraukė ten iš tos neoveskės, nu bet tai viskas gana. Jau gali atstoti. Kaip nori, taip gyveni, būtų mažas vaikas, iš 3 metai, gerai savim negali pasirūpinti. Ta prasme. Atsirado dabar, įsitrankė, belė kiek čia 16 metų, nu. Įsitrankė, įsibasė, tūsino pats belė kaip gerai, o man tai dabar neleidžia nieko daryti. Tai geros, žodžiu. Tai yra mano gyvenimas, aš darau, ką noriu ir kaip noriu. O jeigu kam nors nepatinka, ne mano problemos. Laisvė yra būtina sąlyga asmenybės vystymuisi. Iš esmės tai nėra nei praeities, nei ateities. Yra tik čia ir dabar. Mes norim laisvės ir tiesiog tūsint ir džiaugtis geru gyvenimu. Gana apie tas tėvus, žodžiu, už laisvę, už gerą gyvenimą. Jo. Ir už geresnius tėvus. Jo. Gal šiam, ką mes dar pasikeičiam, gali biški. Nenori papaliavot? Tai visai faina. Davai. Parašysiu. Atsimeni, ten buvo tas klasiokas, visai toks. Nieko. Gerai, tai aš jam parašysiu, tada jaučiu, kad... Maja, tu turi būti dėkinga kambariokam, kad jie dar tavęs neprasmyrė iš lopro. Jeigu aš, mano čia būtų valia vieno, tai tu senai skrystum iš čia, supranti, su visais daiktais, bet teisės atgal sugrįžti. Ašgi sakiau dėl Majos elgesio. Aiškiai lietuviškai suprantamai sakiau. Ne, niekam neįdomu. Nu prisišiko mano sesuo dabar. Ir ką? Nu, turim rezultatą, kokį turim. Jofana, net namuose nėra ramybės. Kai man pasakė, kad Maja apsiaugė, aš pagalvojau, kad net taip kažką supratau. Ta merga aplamai gali nekelti problemų čionai. Pastovi kažkokie bariai su ją. Tai jinai nulūžo klube, tai ten tą bičią reikėjo išmesti kartu su ją. Dabar va vėl su tais pinigais. Aš jau senai įsitikinau, kad gyventi su vyras yra žymiai lengviau. Wow, net negalvojau, kad sukelis tokią dramą. Aš tik trumpam pasiskolinau tų pinigų, čia visi mane užsipolė, kaip nežinau ką. Chill. Man žiauriai gėda prieš tu, kad jį apkaltinau. Bet tiesiog... jisai jau tiek yra prisidirbęs, kad, net nepagalvojau, jog kažkas kitas galėjo paimti tos pinigus. Tai buvo Maja, mes įsiaiškinom. Maja pavogė pinigus, supranti. Ir mes norim visi vadrogiškai atsiprašyti tavęs. Sorry, kad mes, taip, be nieko tave apkaltinom. Sakiau, kad pinigų ne. Bleba, tu, Atsiprašau. Gerai, bet dabar aš savaitę neplausiu indų. Sutarta. Maja, nuknysiu pinigus. Čia yra dugnas. Kryto mano akise juodai. Šiaip tu tiesva dabar savo stichijai. Nelabai įsižeidęs, bet jau žiūri, kaip čia jau savo palengti naudingą linkmę situaciją. Malonu, kad jam tikrai nedaug reikia, kad atleistų mums už mūsų nuodėmės. Šiaip tu ties yra geresnis negu atrodo. Gerai. Gerai, ir kavos prašyčiau. Baltos į lovą. Nuo masažo irgi gal? Sarašiuką tegul surašo. Ne tik tau čia auga drolė. Muštinių ir šlapenkos. Šiandien geriau įpilam, kefyro atsigiriam, davai. Sės. Soriukas. Žiauriai džiugiuosi, kad pagaliau viską išsiaiškinom. Dingsti iš čia, nenori matyti tavo snukio. Jau man pakankamai pasakėjai, dingsti staigi, gerai? Atsiknys, blema, dar tu drįsti lįst prie manęs. Nenoriu tavęs matyti, esi paskutinis vyras žemė ir aš tau aiškiai pasakiau. Dingsti, gerai, duris ten. Jink čia dar čia jisai. Aš tu, blema, atsiknys. Ugne! Ugne, tu nemat, viskas gerai, ne? Leo, aš nesu viena iš tavo kvailų mergelių. Supranti, kad 2 žmonės dalyvauja tam dalyke. Tavo Leo, pats pirmas.